A kategorijos klausimai ir atsakymai prieš praktikos egzaminą regitroje. Prieš praktikos egzaminą regitroje jūsų egzaminuotas paklaus 3 klausimų apie motociklo priežiūrą arba saugumą. A kategorijos praktikos egzamine pats populiariausias modelis Yamaha XJ6. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje. Variklio alyvos matuoklė motocikle randasi dešinėje pusėje, apačioje, štai čia. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas. Motociklo variklio alyva yra tikrinama motociklui stovint tiesiai. Taip pat variklis turi būti kažkurį laiką pastovėjęs arba ataušęs. Išsukama matuoklė, švarių skuduriukų nuvaloma, taip pat atgal įsukama ir ištraukus turėtų būti variklio alyva tarp minimumo ir maksimumo. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras talpa. Priekinių stabdžių skysčio talpa randasi ant vairo dešinėje pusėje, šalia priekinių stabdžių rankenėlės. Galinių stabdžių talpa randasi taip pat dešinėje pusėje, po sėdynė ties amortizatorių, paslėpta po plastiku. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčių lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai. Priekinių stabdžių skystis yra matuojamas pasistačius motociklą tiesiai. Per langelį pažiūrėjus neturėtų būti mažiau brūkšnelio arba lower žymėjimo. Galinių stabdžių bakelį, kuris yra paslėptas po plasmasę, jame taip pat yra sužymėta minimum maksimum. Stabdžių skysčio turėtų būti tarp minimum ir maksimum. Pasakykite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės ar kito tipo transmisijos elementų būklę. Varančią grandinę tikrinsime nuo mechaninių pažeidimų. Taip pat reikia patikrinti, ar grandinė yra sutepta ir ar grandinė yra įtempta. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose pakankamas, kad važiuotume saugiai. Oro slėgį matuosime su manometru arba galime tai padaryti nuvažiavę į degalinę, atsisukę ventilį ir tokiu būdu galim pamatuoti. Gamintojai yra nurodę, kiek reikia į padangą pūsti oro. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektorius rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai. Protektoriaus lygį matuosime su slangmačiu, giliamačiu arba galim netgi panaudoti liniuotę. Minimalus nusidėvėjimas padangos Lietuvoje 0,8 mm. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti. Bendrą padangų būklę pradėsim nuo protektoriaus gylio matavimo. Toliau matuosime oro slėgį padangoje ir apžiūrėsim mechaninius pažeidimus, kurių gali būti įvairių. Ir įstrigę kažkas, ir gumbai, guzai ir taip toliau. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra stabdžių elementų būklė tinkama saugiai važiuoti. Pradėsim tikrinti nuo stabdžių rankenėlių, ar jos turi pasipriešinimą, juda lengvai. Apžiūrim, ar stabdžių skystis nepakitęs, spalva netamsi. Toliau apžiūrim stabdžių diską, mechaninių pažeidimų nėra. Taip pat pažiūrim kaladėlės bei stabdžių suportą. Taip pat pasitikrinam stabdžių šviesas. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai. Motociklo stabdžius tikrinsime užlipę ant jo, paspaudžius priekinį stabdį bandom pajudinti, lygiai taip pat paspaudus galinį bandom pajudinti motociklą. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas. Vairo laisvumą tikriname atsisėdus ant motociklo, pasukiojam kelis kartus į kairę ir į dešinę. Lygiai taip pat paspaudžiam priekinį stabdį ir bandom pajudinti. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar švatai yra švarūs. Norint patikrinti motociklo žibintus, jį reikia užvesti. Priekinis žibintas bei gabaritinės šviesos veikia. Patikrinam ilgąsias šviesas. Gale patikrinam galinį žibintą, numerio apšvietimą, atšvaitą bei stabdžių šviesas. Pasakykite arba parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Kad galėtume patikrinti garso signalą, mums reikia įjungti degimą. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai. Prieš tikrinant posūkius reikia įjungti degimą. Įjungiam vienos pusės signalą, einam patikrinam priekinį posūkį, taip pat patikrinam galinį posūkį. Tada įjungiam kitos pusės posūkio signalą, tikrinam priekyje ir patikrinam gale.